Šiaulių sumanus vyrai ne vėliau už kitus susidomėjo radijumi ir televizija, norėjo iš toli girdėti ir matyti. Prieš 25 metus Vairo dviračių ir variklių gamyklos naujos technikos skyriui buvo pavesta organizuoti naujos produkcijos gamybą. 1961 m. rugsėjo 1 dieną Šiauliuose įkuriama televizorių gamykla, kad miesto moteris turėtų darbo, o Respublikos ir ne tik jos gyventojai galėtų pasižvalgyti po šalį ir pasaulį. Tūkstantis 962 metų kovo 26 dieną gamyklos direktoriumi paskiriamas jaunas inžinierius Povilas Morkūnas. Tūkstantis 963 m. spalio 31 dieną sutvisko pirmųjų Temp6 televizorių ekranai. Pradėjo veikti nauja gamykla. Masinę gamybą įmonė pradėjo 1964 metais. Sekančiais pradėta statyti iš esmės nauja gamykla. Šiauliuose pastatyti televizorių gamyklą, kuri per metus gamintų 500 000 televizorių, tai viena iš TSKP direktyvų 8 penkmečiui. Reikšmingi kolektyvai buvo 1968-ieji, kai pasirodė antros klasės unifikuotas Tauro televizorius su 59 cm įstrižainė. Augo gamykla, keitėsi televizorių modeliai. Gamyklos konstruktorių sukurti televizoriai buvo demonstruojami tarptautinėse mūgėse ir parodose – Kopenhagoje, Leipcige, Vienoje, Paryžiuje, Monrealyje, Zagrebe, Brno. Kultūriniam gyvenimui daug pasitarnavo savaitraštis Žydrasis ekranas, gamyklos radijas. Prieš 15 metų balsingi vyrai susibūrė į chorą, jau užsitarnavo liaudės choro Tauras vardą. Gamykloje daug dėmesio skiriama meno saviveiklai, sportui. 1963 metais įkurtas sporto kolektyvas peraugo į Tauro sporto klubą. Daug gražių pergalių pasiekė rankininkai, futbolininkai. Moterų žolės riedulininkės iškopė į Tarybų Sąjungos aukščiausią lygą, kurioje sėkmingai teberungtyniauja ir šiandien.
Konstravimo biuro kolektyvas sėkmingai išlaikė egzaminą projektuojant, gaminant ir derinant televizijos kompleksus Maskvos olimpiadai transliuoti. Ženevos tarptautinėje parodoje ne vienas nustebo, kad Magnolija rodo tiesioginę laidą iš Maskvos, transliuojama per Žemės palydovą. Didžiausia Šiauliuose televizorių gamykla per ketvirtį amžiaus pagamino per 6 milijonus televizorių. Integruota automatizuotų valdymo sistema, automatizuotas spausdintų plokščių projektavimas, fotošablonų paruošimas, plokščių gręžimas. Trasa – tai tik pirmieji žingsniai į didįjį persiorientavimą techniniai pažangai. Praeis dar kiek metų ir šios dienos naujovės bus tapusios gamyklos istorijos puslapiais. O šiandieną viso Tarybų Lietuvos 40-mečių televizorių gamyklos kolektyvo vadovaujamo vėl jauno direktoriaus Vytauto Juškaus aktualiausia problema – televizorių kokybė.